Šiandieną pristatysime ir demonstruosime birę pučiamą vatą, kurios pavadinimas yra Supafil. Ir pirmiausia, gaminama taip, kad gamyboje nenaudojami jokie rišikliai. Ji yra tokia biri, pučiama, nesujungta, bet maišuose būna labai stipriai suspausta. Tai tiesiog, jeigu sugalvotume mes ją išpakuoti ir kažkur tai įdėti ant perdangos, tai nesigaus kokybiškai. Ir norint ją išpurenti ir po to naudoti, yra specialūs aparatai. Ten už mūsų nugaros operatorius gali parodyti tokį gražų puikų aparatą. Ir būtent jis supurena šią vatą ir oro pagalba, žarnomis, tada pasiekia norimą konstrukciją, kurią reikia izoliuoti. Tai daugiausia, aišku, jos naudojame ant perdangos, ant atvirų perdangų. Ten tankis yra nedidelis, apie kokį 15 kg į kubinį metrą. Labai lengva pasiskaičiuoti išeigą, nes maišo svoris yra 15,5 kg, tai tiesiog vienas maišas vienam kubiniam metrui skirtam perdangos. Bet ir puikiai šis produktas pučiasi ir į konstrukcijas. Erikai, kada mes naudojame šią vatą konstrukcijose? Taip, tai aišku, didėjant poreikiui ir santvarinės konstrukcijos, dvitėjės sijos, kada atstumai yra nevienodi, yra labai patogu naudoti šią vatą dėl to, kad nereikia galvoti, kiek atpjauti ir panašiai, atstumai nėra svarbus. Jinai tolygiai užsipildys tau nuo grindų iki lubų vientisų besiūlių užpildymu, kas yra irgi patogu. Darbuotojams yra patogu, kad iš rinkoje esančių medžiagų jinai nedulkanti, mažiausiai dulkanti, tai pasakyčiau, ir ekologiška, visiškai nedegi. Todėl netrukus aš pademonstruosiu, kaip jinai pučiasi konkrečiai karkasinę sieną. Žinoma, čia turėtų būti vėjo izoliacija, viduje garo izoliacija. Ir tokia adatos pagalba, aparato pagalba mes galime ją supresuoti iki tam tikro tankio. Ji turi, galima sakyti, 5 deklaruojamas lempdas, kas yra labai universalu. Turint vieną vatą gali apšiltinti visą pastatą nuo grindų iki pat stogo. Taip, galim pradėti. Tai kaip ir minėjome, tai yra imitacija karkasinės sienos, bet lygiai taip pat ir atrodo ir šlaitinis stogas su savo nuolydžiu, irgi mediniai statramčiai ir medinės gegnės. Čia kaip ir minėjo, turėtų būti difuzinė plėvelė, bet turime organinį stiklą, kad geriau galėtumėte įvertinti, kaip viskas atrodo. Ir darbus pradedam. Aišku, čia ne loterija, čia pinigai iš apačios nekyla, nereikės niekam gaudyti, bet galime stebėti, kaip šitas plaušas po truputį spaudžiasi, sėdasi ir užpildo visą konstrukciją. Tai kol Erikas atlieka darbus, tada gal trumpai apie patį produktą. Tai yra mineralinė vata, kur, kaip ir minėjau, nėra jokių rišiklių. Ir tai yra aukščiausia nedegumo klasė šiam produktui. Tai yra A1. Tai reakcija į ugnį yra A1. Pats plaušas netraukia drėgmės, nepelyja. Ir laikui bėgant sukritimas yra labai mažas. Tai ant atviros perdangos apie 5%, o jeigu į konstrukciją, kur jau jį po to susispaus, kaip ir čia matysime, tai sukritimo visiškai nėra bėgant laikui. Bet be abejo, reikia iš vidaus apsaugoti su garo barjeru, kad drėgmės nepatektų, oro srautai neitų, tada bus viskas gerai. Taip pat šitas produktas yra ekologiškas. Ekologiškumo įrodantys sertifikatai yra visada nurodyti ant pačios pakuotės. Tai turime Eurofins Gold, Declera. Tai būtent šitie sertifikatai nurodo, kad medžiagos sudėtyje nėra jokių kenksmingų medžiagų ir į aplinką irgi neįskiria visiškai jokių kenksmingų medžiagų. Tai puikiai tinka ir tose namuose, kur galbūt žmonės šiek tiek alergiški ir šiaip visai tai aplinkai irgi nesukeria kažkokių tai kenksmingų sąlygų. Aišku, tai irgi labai aktualu ir svarbu pačiam meistrui, kad jis irgi darbo metu irgi kažko neprisikvėpuotų. Jeigu taip atsitiko, kad dirbo, ten galbūt nenaudojo respiratoriaus, maža kokia erdvė ir truputį prisikvėpavo, tai iš organizmo per keletą dienų visas šitas plaušas jis pasišalina iš organizmo, nepalikdamas kažkokių tai pasekmių. Kaip Amerikai sekasi ir jau kažkiek tais pavyko užpildyti konstrukcijos? Kadangi darbas ne tik priklauso nuo manęs vieno, tas operatorius, kuris stovi antram gale, tai irgi labai daug atlieka. Nuo to priklauso našumas. Vėlgi, tas pats greitis pačio montavimo irgi priklauso nuo pačio aparato ir galingumo, ir pačios žarnos ilgio, nes jeigu žarna bus kuo ilgesnė, to irgi bus geriau, nes ilgesnį atstumą pats plaušas eina, lengviau susipurena, susismulkina ir tiesiog greičiau pasiekia patį paviršių ir pati medžiaga būna tolygesnė.
Čia iš vidinės pusės mes uždėjome tokią agro plėvelę, kad irgi oras greičiau išeitų. Įprastai objektuose ji nenaudojama, nes jeigu pavyzdys šlaitinis stogas yra ilgas, ten 5-6 metrai ilgio, tai užtenka vien tik tai garo plėvelės ir jau tas oras jis jau turi kur pasiskirstyti. Tai šita plėvelė neįrengiama. Jeigu taip nutinka, kad kiti žmonės tiesiog pagidauja, kad būtų šita agro plėvelė, tai po to reikia vis tiek uždėti garo barjerą privalomai, tam, kad sustabdytume iš vidaus oro srautus. Super. Tai jau neužilgo bandysiu jungti, parodysim, kaip viskas bus nuėmus stendą. Bandom stot? Bandom. Palauk biškį. Dar užbaigimui būna. Dar Antanai turi vatos? Po biškį ištraukinėju adatą. Čia toks stendukas nėra didelis, tai aišku, tą visą užbaigimą padaryti, kad neliktų to tarpo, reikia truputį užtrukti, bet įprastai tose dideliuose objektuose per ilgas šlaito stogą, tai lieka tik tai gal toj vienoj vietoje ir po to jį ten greitai susispaudžia. O kaip ir pamatysite čia, irgi viskas gausis, tikiuosi, labai gerai. Patį principą tikrai jau matosi ir supratote, kad va ta pati spaudžiasi ir sąlygų po to jai sukristi jau to nėra. Tai iš vidinės pusės visada gaunasi taip, kad tokie pilvai atsiranda. Tai reikia naudoti specialias mentelės tam, kad vatą po to suspaustume. Tai tas suspaudimas jis duoda dvejopą rezultatą. Tai ir pati vata susitankina, tai rizika kažkokiam sukritimui bus dar mažesnė ir prie to pačio išsilygina iš vidaus garo plėvelę. Nes jeigu reikės po to čia montuoti vidinį sluoksnį vatos, kur ten dažniausiai penketukas būna, tai irgi tas paviršius visas išsilygina, susitankina. Viskas čia puiku. Galima tai daryti. Ir mūsų rezultatas gavosi toksai. Kaip Erikai vertinsi visą konstrukciją? Tai kaip ir matote, tiek perimetrų viskas susipildo ir irgi neliko kažkokių tais tokių atvirų plyšių, tarpų ir taip toliau. Viskas yra sandaru. Aišku, kyla klausimas, koks čia gavosi tankis. Tai vienas metodas yra tiesiog žinome, kiek yra kubų reikia izoliuoti to paviršiaus, tai galima išmatuoti pačiais maišais. Maišo svorį tiksliai žinome, galima pasiskaičiuoti kilogramus ir žinosime patį tankį. Arba dar kai kuriais atvejais galima naudoti tokį prietaisą. Pirmiausia, turime žinoti jo tuščią svorį. Turim svarstyklės. Pasvėrėme. Išfiksuosime. Ir tiesiog tokiais sukiamaisiais judesiais į patį vidų užsipildys vata. Tai aišku, nėra čia 100% taip žinoma, bet tą visą bendrą tokį vaizdą galim susidaryti. Kaip matome, vatos čia mes vidui turime. Ir po to jau pasvėrę tą visą skirtumą. Žinome skirtumą. Ir ant pačios šito matuoklio yra storis, tai karkaso storis, 15 cm. Ir turėdami skirtumą gramais 32 gramai, tai bendras tankis gavosi 28 kg į kubinį metrą. Tai mūsų toks rezultatas ir buvo norimas pasiekti. Į šlaitus ar į sienas jis yra nuo 26 iki 30 kg į kubinį metrą. Taip, tai su šitų produktų, kai tankis yra 26 kg į kubinį metrą, tai lambda bus šilumos laidumo koeficientas 0,034. Tai jau šiltas produktas. Čia viršuje matosi vata labiau suspausta, nes netokia ryšlinkus, tai čia jau tikėtina bus apie 30 kg, tai lambda bus 0,033.
paverčiam, pasižiūrim, ar neiškris. Nu, galime imituoti tokį šlaitinį stogą. Aišku, čia iš vidinės pusės tai turėtų garo barjeras viską prilaikyti, bet ir čia mes matome, kad niekas nekrenta, niekas nebyra. Va ta pati tarpusavį susispaudė ir pasiekė norimą rezultatą. Test. Welcome. Tai ačiū labai uždėmesį. Mūsų prezentacija baigta. Bus kokių klausimų, prie stendų visada laukiame. Ačiū Jums.